aš turiu kažkaip atsikratyti Agnę ir Evą. Bet kodėl Eva? Lukas tik jos brolis. Nesupranti. Ne dėl to. O tiesiog, jie turi tokią pačią šukuoseną kaip aš. Ir čia tik aš galiu būti pati gražiausia šitoje mokykloje, ne jie. Supratau. Bet tu vis tiek man gražesnė. Ačiū. Ar aš turiu taip padaryti? Jo, gerai. Na jo, būna, žinok. Labas, ar ko nors reikia? Klausyk, Eva, man patinka tavo brolis ir girdėjau, kad, neužilgo bus jo gimtadienis, todėl norėčiau kai ką padovanoti. Gal žinai, kas jam patinka? Jam patinka futbolas, vaizdo žaidimai, nežinau. Na gerai. Ačiū, turiu idėją. Prašau, gal norėtai būti draugėmis? Taip, žinoma. Gerai, ačiū. Pasimatysim vėliau. Taip, žinoma. Apie ką mes kalbėjom? Tiesa. Einam. Mano šansas. Labas, Lukne. Žinai, pamačiau tokią gražią merginą kaip tu ir norėjau pakviesti į pasimatymą. Ką? Čia rimtai. Užsičiau. Tu čia rimtai? Na, taip. Atleisk. Gal kitą kartą. Na, gerai. Užsičiau. Bet nepasakė ne. Dar čia atsirado vienas idiotas. Užlykštynė. Gerai. Tai imamės plano. Taip. Ja. Vaidyba. Eva. Ko nors reikia? Ateik, aš norėčiau, su tavim pasikalbėti dviese. Gerai. Einam. Gerai, eime čia. Na tai apie ką noriu pasikalbėti?
dabar taip. Dabar tu manęs paklausysi. Pala, ką? Žiūrėk, aš čia vienintelė galiu būti gražiausiam šitoje mokykloje. Ne tu. Todėl... Kodėl kita neapsikirpus plaukų, pavyzdžiui? Pala, ką? Ne, tikrai ne. Ai, nereikia. Galvoju, tu čia tokia graži. Na, nemanau. Tokia žema. Ką? Aš visai nežema. Užsičiauk. Tai žiūrėk. Tu arba pati pasikeiti šukuoseną, arba aš tau tiesiog nukirpsiu plaukus. Tikrai ne. Kaip nori. Viso gero, nevykėlė. Negali būti. Kodėl? Na taip, jie šios lukna ir nebegrįžo. Pažiūrėkime čia. Eva, o Dieve, ką jūs to padarė? Jūs nukirpo mano plaukus. Aš dabar tokia negraži. O Dieve. Ne, Eva. Ką jūs padarė? Nesijaudink. Manau, jau galiu tau padėti. Kai... Na... Mano mama dirba kirpėja, manau, ir galėtų sutvarkyti plaukus. Tikiuosi. Štai, eime. Štai, mama. O, nesijaudink, viskas bus gerai. Pasistengsiu, kad atrodytų labai gražiai. Ačiū, manau. Gerai, pažiūrėkime. Nesijaudink, pabandysiu tau padėti. Štai. Baigta. Vau, aš atrodo nuostabiai. Ačiū tau labai. Prašau. O jetau, aš tokia laiminga. Jūs patys geriausi bičiuliai. Ačiū. Atrodo dar geriau nei prieš tai. Atrodo taip pasakiškai. Ačiū jums labai. Ir už ką? Ar dar kas nors nori šukuosenų? Ar nemokamai? Nemokamai. Mano sūnaus draugams padariau nemokamai. Pirmą kartą. Ar galėčiau? Tai aišku. Štai. Sėskis. Ačiū tau labai. Prašau. Valio, ačiū.
Na, pažiūrėkime, ką čia išeis. Štai. Baigiau. Wow. O Dieve, aš atrodo nuostabiai. Ačiū. Ačiū Jums labai. Ir už ką. Ačiū, kad apsilankėt. Rašom, oh my god. Wow. Nu ką, labas, Agne. O, ir vėl jūs, ko norit? Žinai, gal nueikime ar pasikalbėkime kur nors privačiau. A ne? Mielai. A ne? Kas šis slaptas susirinkimas? Štai puikia vieta. Regis praeitą kartą mes dar nebaigėme. Dėl to, na, ne mano problema. Žiūrėk. Lukas priklauso man, ne tau. Kaip gaila, bet kažkodėl jis paprašė, jau būčiau jo mergina. Ne aš ir ne tavęs. La ką? Dabar tu tau karas. Nepasakyčiau. La ką? Sakiau, jau nepatarčiau. Aš taip lengvai nepasiduosiu. Kaip gaila. Bet patarčiau nelįsti nei prie manęs, nei prie Evos. Prie ko čia jie? Na, Julio sesuo, Lila mano draugė, ir pasitrauk. Viso gero, nevykėlė. Au. Та,